Tai sveiki mėlėjai, šiandien padarysiu tokį trumpą video apie taip, kaip nusipirkti panaudotą motociklą ir į ką atkreipti dėmesį, kad nebūtų jūsų pigus pirkimas pavirtus labai brangiu. Tai dažniausiai būna stabdžiai, padangos, grandinės, tokios matomos detalės. Pas mane, pavyzdžiui, slaideris nudrožtas, tokios rankinėlės, viską. Tai tuoj viską papasakosiu plačiau, iš arčiau. Tai pažiūrėkite tikrai, jeigu planuojate pirkti naudotą motociklą ir tikrai išvengsite tam tikrų finansinių nesklandumų. Tai galime pradėti nuo paprasčiausio dalyko, tai yra padanga. Labai svarbu, kad padanga būtų, ne tiek svarbu, bet tiek finansiškai jums svarbiau, kad padanga būtų nauja, apynauja arba bent jau gerų metų, nes jeigu perkate seną motociklą, ganėtinai dažnai būna, kad ir yra senos padangos, tai priekinė ar galinė. Ką tai lemia? Tai priekinės ir galinės padangos komplektas, sakykime, yra nuo 200 iki 400 ir daugiau, priklauso kokio tipo norite pirkti padangas. Tai tikrai siūlyčiau šitą įsivertinti, nes jeigu blogos padangos, sakykime, reikia abi keisti, tai jau kokie 350 eurų, plus ratų nuėmimas ir panašiai. Antras labai svarbus dalykas tai yra grandinė ir žvaigždės. Labai svarbu pasižiūrėti grandinės esamą būklę. Realiai net vizualiai matosi grandinės sena ar nauja buvo tepta, netepta. Labai lengva ir žvaigždės pamatyti. Vat matot, pas mane naujos žvaigždės, sakykime, yra. Ir jos yra pilni dantukai, niekas neišdrožta. Taip pat ir grandinė pas mane nauja sutepta. Labai vizualiai matosi. Šiaip labai naujos grandinės iš šonus mažai jų juda. Senos tikrai labai lengvai juda iš šonus, pirmyn atgal iš pirmyno. Taip, tai čia jau priklauso nuo tiek, kiek yra savininkas priveržęs, bet tikrai pasižiūrėkite, nes grandinės su žvaigždėm bus apie 200 eurų, priklausoma kur pirksite ir kokio gamintojo. Dar labai svarbus dalykas tai yra stabdžių diskai. Pas mane stabdžių diskai tikrai yra gan seni, šių nekeitęs nuo pat pirkimo, bet labai svarbu yra stabdžių storis. Kalbant apie tai, ką galima pamatyti, stabdžių diskų storis. Pagal viską čia rašo minimalus stabdžių disko storis. Pas mane čia matau 5 mm, tai teoriškai turėtumėte atsivežti slankmatį ir pažiūrėti kokio storio. Jeigu jau yra mažesnis storis, galimai bus problema ateityje gan greitoje, kad pradės raitytis stabdžiai, nes jie yra plonesni, mažiau atsparesni karščių, tai tikrai pasižiūrėkit, nes stabdžių diskų komplektas priekinių, jeigu ten, tarkim, imam bremginius, jau yra 360 eurų. Vizualiai, kaip jeigu neturi slankmačio, labai lengva pažiūrėti. Štai čia yra kantas. Jeigu kantas yra minimalus arba iš viso nėra, stabdžių diskai bent jau iš storio yra tikrai geri ir gali dėl šito nepergyventi. Jeigu jau matot, kad čia kimba kantai, matosi, kad jau išdrožta, tikrai pagalvokite apie stabdžių diskų keitimą ir kiek tai gali kainuoti. Su galiniu stabdžių disku yra visiškai tas pats. Yra parašyta minimalus milimetrų kiekis. Pas mane čia rašo, matau 4,5 lygių. Tai vėlgi reikėtų slankmačio, pažiūrime, ar storis atitinka. Jeigu netitinka, jau reiktų teoriškai keisti. Jeigu atitinka, viskas ok, irgi pasižiūrim kantus. Jeigu kantų nėra, irgi teoriškai turėtų būti viskas gerai. Nebent yra dar viena problema, kad ir jeigu nėra kanto, ar stabdžių disko storis tikrai yra tinkamas, tai nereiškia, kad jis nėra sulankstytas. Tai kaip patikrinti, ar stabdžių diskas nėra sulankstytas, tai labai paprastai. Sėdat ant motociklą ir pravažiuojat. Spaudžiat priekinį, galinį. Ir jeigu stabdžių diskas yra sulankstytas, patikėkit manim, tikrai pajusit. Sekantis dalykas, tai čia jau gal nebūtiniausias dalykas, bet pasižiūrėkit, kokie yra pakojai. Būna dažnai sudėti kinietiški, pigūs. Galit pasigalvoti taip, kad juos galimai reikės keisti, nes jie būna minkšti. Aš pats buvau ant šito turėjęs, kad buvo labai minkšti pakojai. Ant jų atsistodavo, tiesiog jie ir nulinkdavo. Tai net matosi, čia yra išbraižyta dėl šitų blogų pakojų. Tai užsidėjau ARP kietus sportinius pakojus, tai su jais viskas tvarkoje, nėra jokių problemų, išskyrus vienintelis niuansas su sportiniais pakojais, kad nėra varlytės, stabdžių varlytės, kur įdėti. Tai irgi pasigalvokit, nes man bent jau šitas komplektas kainavo 250 eurų, tai jeigu matot, kad yra kinietiški, tai irgi galite įsivertinti, kad galimai reikės keisti, jei norėsit pilno performanso su motociklu. Taip pat dar labai svarbus dalykas, sakykime, yra aftermarket arba kažkoks kitas išmetimas. Pas mane čia nuo BMW Akrapovičius.
karboninis originalas. Pasižiūrėkit, ar yra DB killeriai. Jeigu nėra DB killerių, galimai jūs techoje nepraeisite, tai jums reikės ieškoti ir DB killerių, kuris gali kainuoti 5 eurų vien tam, kad praeitume technikinę. Kitas dalykas, pasižiūrėkit, ar yra katalizatoriai. Jeigu nėra katalizatorių, galimai vėlgi technikinės nepraeisite, tikrai labai tikrina ir reikia pasižiūrėti. Jeigu nėra katalizatoriaus, jūs nepraeisite technikinės, sakykime, jums reikės iškoti katalizatoriaus. Katalizatorius tikrai nėra pigus dalykas, tai tam, kad sutaupyti laiko ir nervų, irgi šitai bandykite įsivertinti. Arba dažnai pardavėjai turi jau išsiėmę katalizatorius ir pasidarė aftermarket išmetimą, tam, kad garsas būtų gražesnis ir tam taip toliau. Dėl to kartais būna, kad savininkai turi pasilikę originalų išmetimą, tam, kad praeiti technikinę ir tikrai paprašykite, gal tikrai rasite pigiau, gal jis ir parduos pigiau, jeigu nenorės pasilikti, tai tikrai šitai įsivertinkite. Tai yra slaideriai. Jeigu nėra slaiderių, rasite naujas arba nenaujas ir norėsite dėti, irgi įsivertinkite, kad tai kainuoja 100 eurų. Kažkas tokio, jeigu norėsite išlaikyti motociklą saugų, tai tikrai reikėtų slaiderių. Dažnai jie tikrai labai gelbsti. Man, pavyzdžiui, vienas mano slaideris tikrai išgelbėjo realiai visą motociklo variklį šiek tiek nusitrynęs. Tai tikrai siūlyčiau į tai investuoti. Dar vienas dalykas, kurį labai sunku įvertinti, taip perkant motociklą, nebent atsivežat atstovą ir pažiūrite rato tiesumą. Sukat ratą ir žiūrite tiesiog, ar ratas yra bent jau vizualiai tiesus ar ne. Tai jeigu matot, kad kreivas, tai jis tikrai yra kreivas. Jeigu nematot, tai tikrai didelė tikimybė, kad jis yra tiesus, bet turite, aišku, ir nedidelė tikimybė, kad jis gali būti šiek tiek linkęs. Tai šitą irgi įsivertinkit, nes ratai, žiūrint, koks motociklas, bet gali kainuoti nuo 100 iki 1000 eurų už ratą. Tai tikrai įsivertinkit. Taip pat, ką dar reikėtų paminėti, reikia vėlgi. Čia estetika, tai jau kaip jūs norite. Estetika tikrai lengva pamatyti iš išorės. Apeinat visur, pažiūrit, gal motociklas čia iš toli ir atrodo neblogai, bet tai pažiūrėjus iš giliau, tai matosi visokie atlipimai, plėvelę pats klijavau, tai irgi nėra pati geriausia kokybė. Taip pat įsivertinkite, nes plastikų klijavimas, dažymas irgi dažymas už detalę iki 100 eurų, o klijavimas neįsivaizduoju, nes pats klijavau. Taip pat irgi įsivertinkite dangtelius. Būna, pas mane aišku yra apsauginis koveris, tai pasižiūrėkit, ar yra apsauginiai koveriai. Jeigu yra apsauginiai koveriai, siūlyčiau pasižiūrėti, kas yra po jų. Gali būti taip, kad jūsų apsauginis dangtelis šitas slepia labai didelę problemą viduje, nes būna kritimai ir jie tiesiog uždeda koverius, kad nesimatytų, kas iš tikrųjų yra po koveriu. Tai tikrai šitą pasižiūrėkit ir įsivertinkit. Pavyzdžiui, pas mane buvo kritimas ir matosi brūkšniukai, įbrėžimai ir taip toliau. Čia gali būti dar daugiau, bet tarkim, kadangi yra koveris, jūs jo nematot. Tikrai, manau, nėra problema čia atsisuk porą varžtų ir pažiūrėti, kas ten iš tikrųjų yra. Taip pat pamiršau paminėti prie stabdžių apie stabdžių kaladėles. Tai irgi labai paprasta. Tai motociklai tikrai labai yra paprasta. Pažiūrėti, kiek yra likę mėsos. Pavyzdžiui, pas mane matosi, kad tikrai yra nemažai mėsos dar likę. Kaladėlės yra pinojos, tai realiai galima įsivertinti kaladėlių storį, storį, kiek yra nudilę. Čia gal šiek tiek ir nesimato. Čia gal nelabai eina parodyti, bet jeigu įsižiūrėjus, ten matosi, kad irgi kaladėlės yra geros. Aišku, jūs prie motociklo žiūrint tikrai galėsite pažiūrėti akiliau ir įsivertinti irgi kaladėlės, jeigu tenais. Neblogas kaladėlės, priekis ten kainuoja nuo 50 iki 100 eurų, galas ten irgi apie 50. Tai viską sudėjus tikrai jau gaunas nemaža suma. Rankinėlės dažnai mėgsta užsidėti kinietiškas, neoriginales ir tikrai blogos kokybės, tai tikrai siūlyčiau pasižiūrėti, ar jos yra kokybiškos, gali būti ir aftermarket, bet kokybiškos, ir ar jums jos yra patogios ir tvirtos, nes kinietiškos jos nemoku net pasakyti, bet tikrai yra gan silpnos, tai aš tikrai nedėjau, bet irgi Brembo rankinėlė su stabdžių mašinėlė, tai tikrai šitą reikia įsivertinti, nes rankinėlės gali kainuoti, aišku, originali rankinėlė, šitokia yra gal aliuminė, kainuoja ir 15 eurų, bet kitus motus perkant tikrai gali būti ir brangiau. Taip pat, kas dar labai svarbu, kad veiktų skydelis tinkamai. Pavyzdžiui, pas mane jis rodo nesąmonės, aš jeigu užkurčiau,
man rodytų 6 apsukas, 11, 12, nu žodžiu, svaigsta. Taip pat reiktų labai įsivertinti ridą. Pas mane 56 000, bet pas mane buvo keistas spidometras visas, tai dėl to yra šiek tiek didesnė. Ir aišku, užsikūrę, pažiūrėkite, ar nemeta klaidų. Jeigu turite galimybę, prisijunkite kompiuterį, daug ką jis turėtų jums parodyti, ypač naujesnė motociklai. Pažiūrėkite, ar visas lempos veikia. Jokas jokais, bet lemputė, nu ten 15 €, 10 €, bet jeigu jos neveikia ar jų nėra, gali nemažai prisidėti prie jūsų pirkimo. Taip pat dažna bėda būna, kad iš mandrumo susideda galinius posūkius, kurie yra galinėje lempoje. Technikinė tai netinka, tai vėlgi, jeigu planuojate motociklą turėti ilgai ir technikinės nėra, įsivertinkite tai, kad reikės kažkaip sugalvoti, tai čia pajungti posūkį. Aišku, Gixxery yra tobulai padaryta, kad yra galiniai posūkiai ir priekiniai ten, kurie ir turi būti ir nesimaišo. Taip pat, kas dar labai svarbu, tai yra amortizacija. Amortizacija labai paprastai. Visų pirma, pažiūrime, ar amortizatorius nėra apsitapilavęs, kažkoks tai purvinas, apibėgęs. O kaip jis veikia, aišku, galite pasitikrinti tik važiuodami su juo. Amortizatorius turėtų veikti taip, kad jį nuspaudi ir jis atsistoja atgal į savo vietą. Tiek galas, tiek priekis. Jeigu jūs jį paspaudžiate ir jis dar spirukliuoja, tai amortizatorių jau nebėra. Turėtų op ir stovi, o ne op, op. Suprantate, ne? Su priekiu visiškai tas pats. Paimam šakės, paimam vairą, suspaudžiam ir spaudžiam į apačią. Iš jėgos į apačią. Jeigu jos susispaudė ir atsistojo staigiai, viskas gerai. Jeigu jos atsispaudė ir nori dar spirukliuoti, tai tikėtina, kad šakės reikia jau restauruoti, o šakių restauravimas prasideda nuo 120 €. Tai irgi įsivertinkit šitą. Galinį amortizatorių irgi, jeigu gerai pamenu, kažkas nuo 100 € restauravimas. Taip pat labai dažna problema yra šakių tiesumas. Šakės yra tiesios. Kaip šitą padaryti? Paprasčiausias būdas yra pažiūrėti iš čia ir pabandyti įsivertinti, ar šakės stovi tiesiai identiškai. Kitas profesionalesnis variantas, kaip galima patikrinti šakių tiesumą, tai yra turėti stiklo gabaliuką. Įsivaizduokim, kad čia yra stiklo gabaliukas. Jį pridedam prie šakių. Teoriškai turėtų visi 4 kampai būti savo vietoje. Jis negali judėti. Tai pas mane, aš tikrinau dabar, aišku, neturiu stiklo gabaliuko, bet nejuda. Joks jūsų stiklas, įsivaizduojamas, sakykime, įsivaizduokim, kad šis stiklas, jūsų stiklas negali judėti nei kiek. Visi 4 kampai turi būti prigludę prie šakių. Jeigu juda skersai, vadinasi, šakės yra kažkiek kreivos arba jos yra netaisyklingai įdėtos. Kas irgi būna dažna problema, nes savamoksliai deda šakės ir būna, kad viršutinis su apatiniu kilteliu sudeda neidealiai lygiai. Dėl to būna šakių nukrypimas ir to pasakoje jos veikia daug prasčiau negu turėtų. Tai kaip ir sakiau, estetika, tai čia jau tikrai matysite, kas blogai, kas gerai ir galite įsivertinti, kiek tai kainuoja. Plastikų komplektas gali kainuoti ir nuo kelių šimtų iki kelių tūkstančių pagal motociklą, tai tikrai įsivertinkit. Tikrai pasižiūrėkite visus matomus taškus. Pažiūrėkit, ar yra, pavyzdžiui, radiatorius išsidaužęs, ar sulinkęs, ar kažkaip kitaip netaisyklingai įdėtas. Pažiūrėkit, ar čia visur nėra apsitepalavę, ar čia viskas gerai. Labai tikrai svarbu pažiūrėti, ar nėra niekur apsitepalavę, apibėgę, nes tai gali rodyti daug bėdų. Tad tikrai pasižiūrėkite ir aišku, viską apsižiūrėję, jeigu motociklas tinka, siūlyčiau pravažiuoti, nes nepravažiavę sunkiai suprasti, ar tikrai viskas yra gerai. Aišku, jeigu kalbam apie variklį, labai sunku yra įlysti, dėl to reikėtų pasikviesti gal tikrą specialistą, kas žino, kaip turėtų varikliai dirbti, arba paprasčiausi dalykai, kaip aš pirkčiau, tiesiog atvažiuočiau, pažiūrėčiau, šaltas motociklas užkūrus, ar jisai dūmija, ar meta kokį dūmą, ar nebarška grandinė, ar nėra kažkur apsitepalavęs, tada tą patį padaryčiau, kai jau būtų karštas motoras. Tai realiai, jeigu pro išmetimą eina dūmai, pilki, juodi ar kažkokie dar, tai tikriausiai variklio viduje yra kažkokia problema, kurios jūs galimai ir nematysite, tai irgi reiktų įsivertinti, kad tai gali kainuoti nuo kelių šimtų arba iki kelių tūkstančių su variklio keitimu. Tai viską šitą sudėjus tikrai gaunas nemaža suma, tai kai pirksit motociklą, tikrai atsižvelkite į visas šitas problemas, pasiskaičiuokite, ar tikrai verta, nes kartais geriau nusipirkti brangesnį motociklą su jau naujom grandinėm, naujom žvakėm, naujom padangom, stabdžiais ir panašiai, negu nusipirkti daug pigesnį, bet visumoje viską atstačius į
tinkamą padėtį, ar nesigaus brangiau, negu jau visas motociklas yra paruoštas. Trumpai tiek, ačiū, kad žiūrėjot, laukit kitų mano video.